Tai kągi, jau mūsų laikas prasideda, tai aš ir pradėsiu. Sveikinuosi su visomis klausytojomis ir visais klausytojais, kolegėmis, kolegomis, bičiuliais ir svečiais, jeigu kas jungiasi pirmą kartą. Tai aš, Tomas Veteikis, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus atstovas, kviečiu šią popietę pabūti kartu, pasiklausyti, vėliau jungtis į diskusiją ir pasidalinti savo mintimis šiame tradicinėme kelis kart metuose vykstančiame mūsų instituto senosios literatūros skyriaus organizuojamame seminare. Seminaras bus įrašomas ir jo įrašas bus įkeltas į YouTube vaizdo įrašų platformą. Šį kartą tai jau 32 seminaras, vykstantis štai šiais 2025 metais, kaip žinia, paskelbtais baroko literatūros metais. Ir štai spalio 28-ąją, gal už lango ir pilkoka, bet turbūt ne pačią pilkiausią dieną pagal įvykius, pagal pagerbiamus ir pagerbsimus asmenis. Šiandien liturginėme kalendorijoje šventųjų apaštalų Simono Uoliojo ir Judo Tado paminėjimo diena. Jie susiję su misionierių, uolių, darbščių žmonių globa, taip pat su parama beviltiškose situacijose, kas kam aktualu. Tai netrukus įvardysima seminaro tema, gal neimplikuoja to šventumo, tačiau bent jau su šventumui, jo link vedančiam pamaldumui neabejinga ir uolumo, taip pat darbštumo nestokojusią asmenybę tikrai susijusi. Taigi klausysimės pranešimo apie šiemet Lietuvoje žodžiu, reikšmingai pagerbiamą dvasininką, filosofą, literatūros teoretiką ir poetą, be kita ko ir lotyniškų oksimoronų ir paradoksų meistrą, Motiejų Kazimierą Sarbievijų, apie jo literatūrinį palikimą. Apie šituos dalykus, šios asmenybės žinomus ir nežinomus, atrastus ir neatrastus tekstus savo pranešimą skaitys ilgametė senosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, viena iš Sarbievijanos tyrinėtojų, Živilė Nedzinskaitė, kuri yra dar monografijos Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs, kuri yra apie Motiejaus Kazimiero Sarbiejaus poetikos ir poezijos recepciją 17-18 amžiaus LDK jezuitų edukacijos sistemoje autorė. Serijos fundamentinių mokslo šaltinių susijusių su Kražių kolegija rengėja, produktyvi mokslinių ir publicistinių tekstų apie baroko epochos literatūrą kūrėja. Jos šiandieninio pranešimo pavadinimas, jeigu aš jį čia gerai užsirašiau, turbūt ir jis ekrane jau bus, tai prasideda jis citata. Liuciferis pats per dangaus keliaudamas skliautą, nebesuvaldė žirgų, jau nusirito žemyn. Arba apie paslaptingąjį Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kelionės į Romą nuorašą. Taigi, nieko nelaukdamas, jau tuoj prašysiu Živilę įsijungti savo mikrofoną ir pasidalinti savo mintimis šią temą. Bet prieš tai trumpas dar priminimas kitiems seminaro dalyviams, kad klausytumėmės tyliai. Tai paprašysiu ir kad būtų išjungti mikrofonai. O po pranešėjos pasisakymo klausytojai galės užduoti klausimus, bet jeigu staiga kiltų ekspromtu kažkoks klausimas, taip pat galima jį parašyti į tą vadinamą chatą, seminaro viešų rašytinių pokalbių tą skiltį. Ir tada mes juos irgi aptarsime po pranešimo. Tai tiek iš manęs.
Sakiau, kaip svarbiausia, kad būtų išjungti jūsų mikrofonai ir tada perduodu žodį jau Živiliai. Žodis tau, Živilė. Ačiū Tomai, labai dėkoju už galimybę perskaityti šį pranešimą senosios literatūros seminare. Kodėl pasirinkau citatą, kuri gal truputėlį ne visai pilna, nes tai turėtų būti hegzametro ir pentametro eilutės, turbūt išaiškės šio pranešimo bėgyje, bet paskutinius turbūt 6-7 mėnesius esu visiškai panirusi į Sarbievijaus kelionės į Romą tekstą ir supratau, besiruošdama šitam seminarui, kad visko, ką aš noriu pasakyti, tikrai negalėsiu per šią man skirtą valandą, todėl susikoncentravau į keletą pagrindinių dalykų. Tai yra, pabandysiu klausytojams pasakyti, kodėl aš kalbu apie Sarbievijaus poemėlę Kelionė į Romą. Poemėlę vadinu dėl to, kad tai yra nedidelės apimties kūrinys, iš viso tai yra 292 eilutės, tai yra nepilnos 300 eilučių, tai nėra didelis kūrinys parašytas eleginiu distichu. Toliau truputėlį priminsiu šio kūrinio atsiradimo istoriją ir apie ką šis kūrinys, ir pagrindinis akcentas šio mano pranešimo turėtų būti paties teksto istorija. Taigi, ilgai negaiždama, darau tokią įžangą, kad Sarbievijaus kūrinys Kelionė į Romą, pirmą kartą, ko gero, į lietuvių kalbą buvo išverstas 1958 metais, vertė ją tą poemėlę Albinas Žukauskas. Turiu pasakyti, kad, literatūros teoretikų ir mokslininkų tarpe, šiuolaikinių mokslininkų tarpe, šitas leidimas, nenusipelno didelio dėmesio, o gal labiau kritikos. Ir skaitytojas, žiūrėtojas šiuo atveju gali pamatyti, kad eleginiu distichu parašyta poema Kelionė į Romą Albino Žukausko tikrai neišversta šiuo metu. Ir, žiūrint iš šių dienų žmogaus žvilgsnių, gali netgi kelti šypseną. Tai jeigu jūs matote, tai yra ištrauka iš poemos. Ir jeigu aš pacituosiu, iš vakaro neauks tesilijo lietutis, su saulė pakilo rytojaus diena, tai tikrai neprimeta eleginio disticho. Ir galbūt dėl to šio pranešimo autorė buvo paskatinta profesorės Eugenijos Ulčinaitės imtis tyrinėti Sarbievijaus kūrinį Kelionė į Romą ir parašyti magistrinį darbą apie tai, kas buvo ir atlikta, bet negana to profesorė paskatino mane pabandyti išversti šitą poemą taip, kaip jinai yra parašyta eleginiu distichu. Ir kaip matote, poema buvo išversta ir publikuota 1998 metais. Ir ko gero, tą poemos vertimą aš būčiau padėjusi, atidėjusi ir prie jo niekada negrįžusi, jeigu prieš metus į mano akiratį nebūtų patekusi knyga, kurią jūs dabar matote savo ekrane. Tikrai žinomas ir garsus lenkų tiek klasikinės, tiek neolotinistikos tyrinėtojas Aleksandr Wojciech Mikolajczak 23 metais su savo kolegomis paskelbė tokią, kaip jie vadina, monografiją, kuri vadinasi Žymskim šlakiem Sarbievskego. Ši knyga yra įdomi tuo, kad profesorius, rengdamasis paminėti Iter Romanum jubiliejų, Iter Romanum, priminsiu, buvo parašyta 1622 metais, tai lenkų profesorius 2022 metais subūręs komandą mokslininkų ir žurnalistų nusprendė
pakartoti Sarbievijaus kelionės į Romą maršrutą. Ir pradėjo jis tą maršrutą iš Poznanės. Poznanė yra pirmasis ir paskutinis Respublikos miestas paminėtas Sarbievijaus poemoje. Na, žinoma, į pagalbą profesoriui atėjo koncernas Audi, kuris suteikė elektromobilius ir būtent su tais elektromobiliais profesorius su savo pasekėjais pabandė pakartoti Sarbievijaus 1622 metais nukeliautą kelią į Romą. Tai šita knyga mane patraukė tuo, kad profesorius Mikolajčakas dar kartą išvertė Sarbievijaus poemą į lenkų kalbą, nors tų vertimų tikrai lenkai nestokoja. Ir užpildė tai, ko trūksta savo įžvalgomis. O kitą dalį knygos sudaro žurnalistų įžvalgos arba esė apie šiuolaikinę Europą ir jos kismą mūsų laikais. Tai, kaip normalų lietuvį, šita publikacija mane ne tai, kad įžeidė, bet tiesiog paskatino dar kartą atsigręžti į Sarbievijaus tekstą. Aš supratau, kad lenkai visada mus lenkia vienu žingsniu ir kad jau dabar pakartoti elektromobiliais kelionės iš Vilniaus, kuri jinai iš tikrųjų prasidėjo, profesorius Vojcechas Mikolajčakas keliavo iš Poznanės, nes tai yra pirmas miestas paminėtas poemoje. Tai dabar jau mums beliko tik tai vienas vienintelis kelias pakartoti šitą Sarbievijaus kelionę taip, kaip jis keliavo, su arkliu traukiamu vežimu, kartais einant ir pėstute. Ir šitas noras, man atrodo, visiškai nėra kažkoksai fantastinis, nes jeigu vienas Lietuvos mokslininkas sako, kad turi svajonę nujoti arkliu iki Santiago de Kompostelos, tai kodėl dabar aš negalėčiau norėti nuvažiuoti Sarbievijaus keliu į Romą arkliu traukiamu vežimu. Bet, čia toks linksmasis galbūt intarpas. Kitaip sakant, šita publikacija privertė mane dar kartą pasižiūrėti į savo pačios išverstą prieš tiek daug metų tekstą ir kaip nutinka dažniausiai vertėjams ir tyrėjams, aš supratau, kad šitą tekstą aš noriu perrašyti ir perversti. Tai ilgai nesustodama ties šitų dalykų, turiu tik pasakyti, kad taip tekstas yra išverstas iš naujo ir labai tikiuosi, kad išvys dienos šviesą. Ir toliau, mėliem klausytojam, priminsiu pačios poemėlės Kelionė į Romą atsiradimo istoriją, kuri sarbievistam tikrai yra labai gerai žinoma, bet kitiem manau, kad bus vertinga priminti. Istorija yra labai paprasta. 1622 metais Lietuvos provincija gavo labai ilgai lauktas 3 vietas pagrindinėje jėzuitų mokslo įstaigoje Romoje, tai yra Collegium Romanum. Ir kad tai nebuvo labai lengvas procesas, įrodo daugybė dokumentų ir į kelionę leidosi 5. Tai yra tuometinis Lietuvos provincijolas Augustinas Vivaldis, kuris kaip tik 1622 metais baigė savo darbą čia, Lietuvos provincijoje, ir nuvykęs į Romą, jisai užėmė kitas pareigas. Į kelionę leidosi Jonas Gruževskis, tuometinis Vilniaus universiteto rektorius, kuris vyko į Romą irgi su tam tikra misija. Romoje vyko prokuratorių sueiga, kurioje Jonas Gruževskis dalyvavo. Ir buvo išrinkti tie 3 studentai, kurie turėjo užimti taip ilgai lauktas vietas Romos kolegijoje. Ir tie 3 studentai štai yra prieš jūs ekrane.
Man tik norėtųsi priminti, kad daugybė mokslininkų, tikrai ne vienas, ir šitas teiginys eina iš vieno straipsnio į kitą, yra teigiama, kad baisiai keista, kad buvo pasirinkti studentai, kurie neparodė pačių geriausių rezultatų egzaminuojami. Priminsiu tik tiek, kad Sarbievijus ir Rudamina buvo bendra kursiai, jie buvo pabaigę 2 teologijos kursus Vilniuje ir turėjo dar 2 teologijos kursus pabaigti Romoje. O Mikalojus Zaviša buvo pabaigęs tik tai filosofiją, taigi jo laukia 4 filosofijos kursai Romoje. Tai šitas teiginys, kad nebuvo išsiųsti patys geriausi studentai, nežinau iš ko kilo, dėl to, kad pažvelgus į apskritai Sarbievijus ir Rudaminos kursą, aiškėja tai, kad tiek Sarbievijus, tiek Rudamina nebuvo įvertinti labai aukštai, bet jie buvo įvertinti geriausiai iš viso kurso studentų. Geresnių už juos tame kurse nebuvo. Ir būtent todėl jie buvo pasirinkti kaip studentai keliausiantys į Romą. Kiek kita situacija yra su Mikalojumi Zaviša? Zaviša irgi parodė labai neblogus rezultatus iš filosofijos, bet mane labai nustebino, kad už jį daug geriau įvertintas Žygimantas Liauksminas, kuris buvo Zavišos bendramokslis, vis dėlto į Romą nebuvo išsiųstas. O Žygimantą Liauksminą šiame pranešime aš tikrai minėsiu ne kartą. Na ir čia besvarstant, kodėlgi išvyko Zaviša, o ne Liauksminas, kodėl buvo pasirinktas Rudamina, tenka atsispirti nuo labai materialių dalykų, kurie jėzuitų draugijai irgi buvo svarbus. Tiek Rudaminos, tiek Zavišos šeimos labai buvo paaukoję jėzuitų ordinui didelės piniginės sumas ir matyt jėzuitai, norėdami parodyti tiek dėmesį, tiek atsidėkoti geradariams, jų sūnus ir išsiuntė į Romą. Lotynistai puikiai žino šitą kūrinėlį, bet kitiem aš priminsiu, kad šitas nedidelis kūrinėlis, nėra vien tik tai dienoraštis tų ir fiksavimas tų vietų, per kurias keliauninkai vyko į Romą. Vyko jie, kaip matote, tokiu labai aplinkiniu keliu per Poznanę, tokį darė didžiulį lanką ir darė dėl to, kad kaip tik Čekijoje ir panašiuose tuose kraštuose vyko kariniai veiksmai, kurie vėliau istoriografijoje buvo pavadinti 30-mečių karu. Tai matyt, norėdami išvengti karo veiksmų, jėzuitai ir vyko per Poznanę. Na ir Poznanė, kaip jau minėjau, yra pirmasis miestas, kuris yra paminėtas Sarbievijaus poemoje. Toliau jūs matote miestus, kuriuos Sarbievijus paminėjo iki atvykimo į Romą. Šitą žemėlapį, kurį jūs matote, irgi atkūrė profesorius Mikolaičakas. Jis tai yra toksai, nežinia kiek tikslus, nes žinoma, kad Sarbievijus savo poemoje paminėjo ne visas vietovės, per kurias jisai vyko. Pavyzdžiui, Poznanė ir Leipcigas, tai šiuos miestus skiria beveik 300 kilometrų. Ir, turbūt sunku įsivaizduoti, kad arklio traukiamas vežimas su 5 jėzuitais būtų įveikęs per vieną dieną šitą atstumą. Žinoma, kad buvo ir kitų sustojimo taškų, kaip yra ir su kitais miestais. Bet Sarbievijus nebūtų Sarbievijus, jis savo poemą praturtino daugybę įdomesnių dalykų. Ir vienas iš tokių yra paties Sarbievijaus patirtas kažkur Alpėse, turbūt jau karščio arba šilumos smūgis, kurį jisai bando aiškinti labai tuo metu mokslingomis mintimis, paimtomis iš to meto mokslo knygų. O kertinis vis dėlto momentas šitos poemos, tai yra kažkur netoli Bambergo. Profesorius Mikolaičakas sako, kad jis
net nustatęs tikslę vietą, kur tai įvyko, tai yra tokios ir dabar esančios Velnio uolos, tai ten Sarbievijų ir jo bendrakeleivius užpuolė plėšikai. Ir šitas įvykis iš tikrųjų užima daug vietos poemoje, labai yra pagavus ir impresyvus, bet man atrodo labai svarbu, kad Sarbievijus pirmą kartą, ko gero savo gyvenime, susiduria su tikru pavojumi. Ir čia jau jis elgėsi ne kaip jėzuitas, o kaip normalus žmogus. Jisai ima ir pabėga iš įvykio vietos, palikęs savo draugus, jau manytis, kaip jie žino. Žinoma, šita kaltė jėzuitas slėgė, Sarbievijus slėgė gana ilgai, nes čia reikia turbūt pridurti, kad jėzuitai net ir keliaudami turėdavo tam tikras išrašytas taisyklės. Ir viena iš taisyklių buvo nesitraukti nuo pavojaus, kurį tu sutinki kelionėje, o sutikti jį iškeltą galvą. Ir va šio egzamino panašu, kad jaunasis Sarbievijus neišlaikė ir dėl to labai ir labai krimtosi. Kitaip sakant, pabėgęs Sarbievijus nuo plėšikų, vėliau vėl susitiko, nežinau kokiu mistiniu būdu, su savo bendrakeleiviais ir tada jau be jokių didelių nuotykių ramiai keliavo į Romą, į kurią ir atvyko. Bet nukentėjo kitas Sarbievijaus bendrakeleivis Mikalojus Zaviša, kuris irgi šitame pranešime bus paminėtas dar ne kartą. Jis plėšikų buvo tikrai labai smarkiai sumuštas ir gal ir patyrė ir kitokių sužeidimų. Na ir į poemos pabaigą Sarbievijus niekaip nesusilaikė nuo nuostabos išvydus Romos miestą. Ta dalis patiko daugeliui, kurie skaitė šią poemą vėliau. Šita dalis, kur Sarbievijus sveikina Romą ir sako salve pulcherima Roma, sveika, gražioji, gražiausiai Roma, buvo įtrauktas į ne vieną Romos miestui skirtą antologiją. O pati poema baigėsi liūdna nata. Nes atvykus į Romą, vis dėlto tas sumuštas Sarbievijaus bendrakeleivis Zaviša po 2 savaičių miršta ir Sarbievijus savo poemą baigia savo skausmo išliejimu, kaip jam skaudu, kad miršta draugas ir kaip jam ašaros teka iš akių, tai yra tokia ekspresyvi nata, kuria baigiama šita poema. Tai noriu pasakyti, kad visa poemos struktūra, galimi imitacijos šaltiniai ir visi kiti dalykai jau nugulė popieriuje ir bus galima juos paskaityti, bet man atrodė labiau svarbu šiandien pakalbėti ir koncentruotis į pačią teksto istoriją, kurią ir pabandysiu šiandien jums pristatyti. Taigi, medžiagos Sarbievijaus lyrikos tekstologijai yra labai nedaug. Tai lėmė faktas, kad bemaž nėra likę jo kūrinių autografų. Daugel metų trunka ginčai, ar 3 Vatikano apaštališkoje bibliotekoje saugomi jo eilių rankraščiai yra Sarbievijaus autografai, ar ne. Mūsų dienas pasiekė tik jo laiškų nuorašai, o garsusis susirašinėjimas su Plocko vyskupu Stanislovu Liubienskiu apskritai žinomas tik iš 18 amžiaus spaudinių. Neabejotinai paties poeto ranka rašytas 4 įžadų tekstas Vilniuje 1629 metais. Lenkų filologas Mikolaičiakas tvirtina, kad epigrama skirta kardinolui Pranciškui Barberiniui, esanti viename iš minėtų Vatikano apaštališkoje bibliotekoje saugomų rankraščių, įrašyta Sarbievijaus ranka, nors kitas Lenkų filologas Gladišas dar prieš 100 metų
paneigia, kad tas rankraštis yra poeto autografas. Dirkas Sakrai teigia, kad jo surastas odės skirtos Silvestrui Pietrasantai variantas taip pat rašytas paties Sarbievijaus ranka. Apskritai įvairių Sarbievijui priskiriamų rankraščių rankos problema, tai yra, kuris jų laikytinas poeto autografų, reikalauja naujų tyrimų, nes paskutinieji daryti labai seniai. Dabar šiai problemai iš naujo tirti yra visai kitokios techninės galimybės. Šiaip ar taip, daugumos Sarbievijaus poezijos kūrinių tekstologija tyrinėjama dažniausiai remiantis tik iki jo mirties, tai yra 1640 metų pasirodžiusiais vienalaikiais spaudiniais. Tarp jų išsiskiria ta poezija, kurią poetas anonimiškai paskelbė iki 1625 metų, kada Kelnė jo vardu pasirodė pirmasis lyrikos tomelis. Nemaža jos dalis, daugiau ar mažiau pertvarkyta, buvo įtraukta į visus jo poezijos leidimus. Dalis šių kūrinių skirtumai seniai suregistruoti ir aptarti, dalis dar laukia savo eilės. Po 1625 metais Kelne ir ypač 1628 metais Vilniuje pasirodžiusių poetos lyrikos knygų, kitose leidimuose skirtumų tiek mažai, kad teksto istorijos požiūriu beveik nėra ką veikti. Šiokią tokią išimtį sudaro 8 po Sarbievijaus mirties paskelbtos odės, kurių dauguma buvo parašytos po 1634 metų, kai Antverpene garsiojoje Planteno Moretos spaustuvėje, dar poetui esant gyvam, pasirodė paskutinysis jo lyrikos tomelis. Įvairūs 17 amžiaus antrosios pusės ir 18 amžiaus Sarbievijaus poetinio palikimo skelbėjai teigdavo, kad 5 giesmės iš 8 anksčiau nebuvo publikuotos. Bet 21 amžiuje, prasidėjus senųjų knygų skaitmeninimui, netruko paaiškėti, kad kai kurios jų turėjo savo edicijo princeps dar poetui gyvam esant, arba netrukus po jo mirties pasirodžiusiuose atskiruose spaudiniuose. Todėl labiausiai tikėtina, kad tai, kas 17 amžiaus antros pusės, 18 amžiaus Sarbievijaus poezijos gerbėjai minėtų 5 odžių atveju vadino iki tol neišleistais kūriniais, tebuvo išspausdintų knygų perrašyti tekstai nugulę rankraščiuose. Šiuo požiūriu Sarbievijaus poemos apie kelionę į Romą teksto istorija yra kur kas įdomesnė. Mes žinome ne tik jo genezę, bet galime šitą pasakyti ir apie pačius rankraščius, kuriuose poema atsidūrė. Pirmasis poemą iš rankraščio paskelbė Lebrechtas Gotfridas Langbeinas Dresdene 1754 metais, pavadinęs ją Kelionės elegija, elegija itinerarija. Apie patį rankraštį ir jo kilmę knygelės dedikacijoje jis sako štai ką, cituoju. Juk tai yra kone žemėlapis kelio, kurį jis, tai yra Sarbievijus, sukorė iš Vilniaus kolegijos į Romą, parašytas regis jau atvykus. Jo nuorašą man suteikė mieliausiasis ir garbusis tėvas Liudvikas Benfeldas, Prūsijos lenkas. Jam būnant Kražių kolegijoje visiškai atsitiktinai į rankas pateko ši brangenybė, kurią jis prieš metus išvykdamas įdavė man pasaugoti. Citatos pabaiga. Remiantis šiais žodžiais, faktas, kad Langbeino paskelbto teksto šaltinis buvo kažkoks Kražių kolegijoje saugotas teksto nuorašas, literatūroje buvo žinoma seniai. Bet iki šiol niekas nepasivargino patyrinėti, kas yra minimas Liudvikas Benfeldas. O paaiškėjo, kad tai gana gerai žinomas asmuo, draugijoje praleidęs visą savo gyvenimą ir miręs Dresdene 1757 metais. Nuo 1742 iki pat mirties jis darbavosi kaip misionierius Saksonijos armijos artilerijos generolo dvare.
Ir tik paskelbus kompleksinius Kražių kolegijos istorijos šaltinius paaiškėjo, kad mūsų minimas Benfeldas tikrai darbavosi Kražių kolegijoje 1734-36 metais ir 2 metus dėstė mokiniams poetiką. Taigi ir Sarbievijumi domėjosi turbūt neatsitiktinai. Langbeinas teigęs gavęs rankraštį iš Benfeldo, kai šis 1753 metais trumpam išvykdamas iš Dresdeno palikęs jį Langbeinui pasaugoti. Tolesnis rankraščio likimas nežinomas. Anot Langbeino tekstą jis perteikęs tiksliai taip, kaip radęs rankraštyje. Tai yra su visomis pasitaikančiomis klaidomis. Ir dešinėje skaidrės vietoje jūs pamatysite tai, ką aš tuoj pat cituosiu. Kaip minėjau, su pasitaikančiomis klaidomis ir matyt taip reikia suprasti jo žodžius. Cituoju. Bus keletas dalykų, kurie užklius. Mano galva už tai atsakingas jis pats, tai yra Sarbievijus. Citatos pabaiga. Taigi jau Langbeinas pastebėjęs kai kurias teksto negeroves. Neaišku taip pat yra, ar kūrinio įvardijimas elegija buvo pačiame rankraštyje, ar šį pavadinimą jam suteikė Langbeinas. Įdomiausias čia yra žinoma Žygimanto Liauksmino minėjimas, kuriam neva skirtas kūrinys ir jūs irgi galite matyti, tai įrašyta. Vienas iš, mano galva, tikrai nuostabių Sarbiejaus tyrinėtojų Juzefas Varšavskis kategoriškai atmetė galimybę, kad kūrinys galėjo būti adresuotas šiam vėliau pagarsėjusiam retorikos ir muzikos teoretikui, tai yra Liauksminui. Vis dėlto tai nėra neįmanoma. Visai neseniai Ona Dilytė Čiurinskienė įtikinamai įrodė, kad po mįslingo Zigmanto Leto, kuriam dedikuota viena iš Sarbiejaus odžių vardų, gali slypėti būtent Liauksminas. Antra, nesunku pagrįsti, kad iki 1632 metų, kada pirmą kartą buvo paskelbta minėtoji odė, Liauksmino ir Sarbiejaus keliai bent 2 kartus tikrai buvo susikirtę. Ir pirmą kartą būtent 1622 metais, kada Sarbiejus Vilniaus akademijoje studijavo teologiją, o Liauksminas filosofiją. Taigi, kūrinio adresavimo Liauksminui tikimybė visai įmanoma. Antra vertus, yra ir kita galimybė, apie kurią užsiminė pats Varšavskis. Būtent, vieną iš kūrinio nuorašų Sarbievijus galėjo įteikti ar padovanoti Liauksminui ne 1622, o vėlesniais metais, ir pastarasis jį kaip didelę brangenybę vežiojasi su savimi. Šiai prielaidai pagrįsti argumentų taip pat galima rasti. Mat, nuo 1660 iki 65 metų Liauksminas darbavosi Kražiuose ir net 3 metus buvo šios kolegijos rektorius. Tuo metu jis ir galėjęs palikti Kražių kolegijoje poemos nuorašą, kurį 1734 ar 36 metais rado Benfeldas. Vis dėlto, kas atsitiko su šiuo rankraščiu po 1754 metų, kai jį paskelbė Langbeinas, deja nežinome. Antrą kartą poemos tekstas buvo paskelbtas 1757 metais Vilniuje ir tai padarė kitas garsusis jėzuitas Adomas Naruševičius. Čia jūs jį matote pirmame plane ir kaip šešėlis už jo yra Sarbievijus. Jeigu prisimetat, ankstesniais skaidriai buvo pirmam plane Sarbievijus, o už jo stovėjo Horacijus, tai kitaip galėtume perfrazuoti, kad Naruševičiaus Horacijus yra Sarbievijus, taigi Naruševičius visada laikė Sarbievijus savo autoritetu, laikė savo pareigą irgi paskelbti jo raštus ir tą jisai padaro. Ir skelbdamas Sarbiejaus vardu nepasirašytus kūrinius, Naruševičius knygos pradžioje, aiškindamas skaitytojui, kur rado šiuos tekstus apie poemos nuorašą, sako štai ką.
Cituoju. 1622 metais, ketindamas atsidėti scholastiniai teologijai, Sarbievijus iškeliavo į Romą. Iš jos parašė eiliuotą laišką buvusiam savo mokiniui Mikalojui Kmicicui, kuris tuo metu Pultuske studijavo logiką apie savo kelionę ir Mikalojaus Zavišos mirtį. Vilniaus kolegijos bibliotekoje, versdamas senuosius mūsiškių, tai yra jėzuitų raštus, aš atsitiktinai užtikau šį laišką kartu su mūsų autoriaus Silvi liudijomis, kurie buvo smarkiai apgraužti kandžių ir tarakonų. Citatos pabaiga. Taigi akivaizdu, kad kitas poemos nuorašas 18 amžiaus viduryje buvo Vilniaus kolegijos bibliotekoje. Originale Naruševičiaus žodžiai išdėstyti taip, kad ne visai aišku, ar žodžiai apie tuos kandžius ir tarakonus taikytini atskiram Silvių liudijų rankraščiui, ar kelionė į Romą ir Silvių liudijos buvo viename. Be to, šiuos žodžius, kandys ir tarakonai, reikia suprasti netiesmukai, pažodžiui, kaip tai darė kai kurie mokslininkai, o metaforiškai. Nes tai gana įprasta lotyniška frazė įvairiais variantais pavartojama tada, kai norima pasigirti apie kokio nors rankraštinio teksto prikelimą iš užmaršties. Šiaip ar taip, 1773 metais panaikinus Jėzaus draugiją ir Lietuvos jėzuitų provincijos kolegijų turtą perdavus edukaciniai komisijai, Naruševičiaus rastas rankraštis laikui bėgant pradingo. Bent iki šiol niekas nėra jo matęs. Na, o ar Naruševičius Sarbievijaus tekstą, kaip matote, pavadino laišku, epistole, tačiau neišlikus pačiam rankraščiui sunku pasakyti, ar kūrinys apskritai buvo užvadintas, ar šį pavadinimą remdamasis pirmąją kūrinio eilute jam suteikė pats Naruševičius. Na ir trečią kartą poema buvo paskelbta 1759 metais Paryžiuje Žano Barbiu išleistame Sarbievijaus poezijos rinkinyje. Iš pratarmės matyti, kad po Sarbievijaus mirties rankraščiuose likusi poeto literatūrinį palikimą rinko švenčiausiojo išganytojo ordino antraip brigitiečių prioras vokietis Jonas Mykolas von der Kettenas. Na, apie šią figūrą tikrai visi sarbievistai žino. Ir apie Ketteno veiklą žymiai daugiau sužinome iš 1721 metais Kelne išėjusių Sarbievijaus eilių rinkinio. Nesileisdama į detalės, tik paminėsiu, kad Kettenas ketino ir buvo net gavęs leidimą iš jėzuitų ordino išleisti 3 Sarbievijaus kūrybos tomus. Tai yra nepublikuotus Sarbievijaus poetikos traktatus ir poeziją, bet neišleido. Taip atsitiko veikiausiai todėl, kad šis aistringas Sarbievijaus kūrybinio palikimo gerbėjas, laukęs aniems laikams tikrai garbingo amžiaus, jau 1726 metais mirė. Kokiu būdu po beveik 40 metų Paryžiaus spaustuvininko Barbiu rankose atsidūrė poemos tekstas, kol kas neaišku. Bet tai, kad pastarasis pratarmėje minėjo Ketteno indėlį, neabejotinai liudija, kad trečiasis teksto šaltinis buvo Ketteno surinkta Sarbieviana. Rankraštis, iš kurio Barbiu publikavo poemos tekstą, šiuo metu irgi nežinomas. Todėl sunku pasakyti, ar kūrinio pavadinimas Ite romanum buvo rankraštyje, ar jį vėlgi suteikė pats leidėjas. Šie 3 poemos leidimai tapo vėlesnių Sarbievijaus kūrinėlių perspaudų pasirodžiusių XIX amžiuje šaltiniu. Svarbiausių iš jų be abejo yra 1892 metais lenkų jėzuito Tomašo Valio parengtas Sarbievijaus poezijos kritinis leidimas. Valis, perpublikuodamas poemą, tekstų pagrindu paėmė kažkodėl Barbiu leidimą, nors tiesiai to niekur nepasako.
Tai matyti iš to, kad dviejose vietose jis pateikė Langbeino ir Naruševičiaus paskelbtų tekstų variantus ir pataisė kai kurias Barbių leidime įsivėlusias klaidas. Laikui bėgant Valio leidimas įgijo neginčiamą, tiesiog fundamentinį autoritetą, kurio neprarado iki šiol. Tačiau man pačiai buvo labai nuostabu ir nežinoma, kad 1899 metais Lvove pasirodė dar vienas leidimas, kurį parengė žinomas lenkų filologas Michalas Ježanickis. Jį galima vadinti pirmuoju kritiniu poemos leidimu. Teksto pagrindu Ježanickis taip pat paėmė Barbių paskelbtą poemos variantą, kai kuriuose vietose jį taisydamas pagal Langbeino ir Naruševičiaus leidimus. Svarbu, kad Ježanickis pateikė ankstesnių leidimų skaitymus, vadinamasias lekciones ir pačius komentarus, kaip jo nuomonė reikia skaityti ir suprasti tekstą. Na, kaip kiekviename pionieriškame darbe, jame taip pat pasitaiko netikslų arba klaidingai suprastų ir aiškinamų vietų, bet tai, mano galva, geriausias iki šiol pasirodęs poemos leidimas. Tiesa, keleriais metais anksčiau pasirodė Valio parengti Sarbiejaus raštai, visiškai jį nustelbė. Einu prie šio pranešimo esmės. Poemos teksto istorijai ypač svarbus 1930 metai. Tais metais klasikinės filologijos profesorius lenkas Janas Soko, mažai žinomo žurnalo Humanitas, pirmajame tome, išėjusiame tuo metu Lenkijai priklausiusiame Lvove, o platintame taip pat Paryžiuje, prancūzų kalba publikavo straipsnį Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kelionė į Romą, kuriame pranešė mokslo pasauliui atradęs naują šio poeto kūrinio nuorašą, tuo metu buvusi Vilniaus kunigų seminarijos bibliotekoje. Oko atrastasis nuorašas daug ką keičia poemos tekstologijoje, todėl šį straipsnį verta aptarti išsamiau, juoba, kad jis nėra lengvai prieinamas, bent jau internete, kiek tikrinta, jo iki šiol nėra. Taigi, straipsnį sudaro trumpas įvadas ir 5 dalys. Straipsnio pradžioje autorius teigia tuometinėje Vilniaus kunigų seminarijos bibliotekoje radęs 8 lapų kvarto formato rankraštėlį, kuriame be kitų kūrinių yra Sarbievijaus poemos tekstas, trumpai apibūdina rankraščio kilmę kaip didesnio 18 amžiaus Vilniaus pijorams priklausiusio rankraščio dalį, beje, nenurodydamas jo signatūros, kurios matyt tuo metu net ir nebuvo. Pirmoji taip pat trumpa straipsnio dalis skirta paties rankraščio sudėčiai ir fizinėms savybėms aptarti. Antrojoje straipsnio dalyje pereinama prie Sarbiejaus kelionės į Romą aplinkybių ir paties kūrinio adresatų problemos. Trečiojoje aptariama kūrinio ir teksto publikavimo istorija. Ketvirtoji pagrindinė ir didžiausia straipsnio dalis skirta atrastame rankraštyje esančio teksto skirtybėms palyginti su ankstesniais leidimais. Čia nuosekliai vardijamos poemos teksto eilutės ir surašoma, kuo tekstas atrastame nuoraše skiriasi palyginti su Langbeino, Naruševičiaus ir Barbių variantais. Taip pat analizuojama, kurie variantai autoriaus nuomonė yra tinkamesni, geresni, patikimesni. Straipsnis baigiamas apibendrinimais apie išskirtinę nuorašo vertę poemos teksto istorijai. Oko straipsnis regis turėjo padaryti perversmą ar bent jau įtaką tolesniam poemos teksto publikavimui, interpretavimui ir vertimui, bet to neįvyko. Pavyzdžiui, 1980 metais Lenkijoje buvo išleistas visiems Sarbiejaus kūrybos tyrėjams žinomas jo lyrikos leidimas su vertimu į lenkų kalbą. Jame apie Oko atradimą net neužsiminta ir poemos tekstas perpublikuotas iš Valio leidimo. Visai neseniai mano jau minėtas 23 metų Mikolaičako leidimas, Mikolaičakas vėlgi išverčia poemą iš naujo į lenkų kalbą,
Ir vertimo pagrindu ima taip pat Valio versija apie Oko atrastą į nuorašą, jis nieko negirdėjęs. Na, negalima sakyti, kad Oko straipsnis taip jau buvo visiškai niekam nežinomas. Pavyzdžiui, Lenkų jėzuitas Varšavskis, parašęs labai įdomų ir vertingą darbą apie Sarbiejaus buvimą Romoje, Oko straipsnį mini, bet iš visko sprendžiant jo neskaitė, arba jis buvo jam neprieinamas. Todėl itin daug cituodamas ir remdamasis poemos tekstu, jis tai darė irgi iš Valio leidimo. Įdomu, kad su šiuo Oko atradimu gana anksti galėjo susipažinti ir Lietuvos humanitarinė bendruomenė, nes Oko, norėdamas paminėti 300-asias poeto mirties metines, 1940 metais žurnalo Darbai ir dienos 9-ajame tome lotynų kalba paskelbė straipsnį, kurio antroje dalyje pakartojo visas pagrindinės 1930-aisiais publikuoto straipsnio mintis. Apibendrinant, prieš bemaž 100 metų padarytas Oko atradimas liko beveik nepastebėtas ir iš esmės nežinomas. Šio keisto reiškinio priežastys, žinoma, yra. Ir mano galva jos yra dvi. Pirma, pats Oko savo atradimo nepavertė, pavadinkime, kūnu. Tai yra, suregistravęs skirtumus, taip ir nepaskelbė viso naujojo poemos teksto varianto. Beje, taip jis pasielgė ir su kitu savo atradimu. Tame pačiame rankraštyje buvo ir iki tol nežinomas Sarbievijaus Silviliudijų tekstas. Oko apie tai dar 1929 metais Vilniuje lenkiškai publikavo atskirą straipsnį, kažkodėl nutylėjęs, kad jame yra ir nežinomas Kelionės į Romą teksto variantas. Šis straipsnis parašytas lygiai tokiu pačiu principu, kaip ir buvo publikuotas po metų. Įvadinės pastabos apie rankraštį, kūrinio sukūrimo bei publikavimo istoriją, o didesnė tyrimo dalis skirta surastiems skirtumams suregistruoti ir aptarti. Galima net sakyti, kad po metų, tai yra jūsų matomas ekrane 1930 metų Oko straipsnis, yra savotiškas ankstesniojo brolis dvynys, tik parašytas prancūzų kalba. Na ir ko gero pagrindinė Oko atradimo nežinojimo ar nutylėjimo priežastis yra ta, kad prabėgus vos dešimtmečiui po atradimo 1939 m. rugsėjo 1 prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, Vilniaus kraštas netrukus buvo perduotas Lietuvai, bet tuo pačiu prasidėjo ir sovietinė okupacija. 941 Vokietija užpuolė Sovietų sąjungą, 944 į Vilnių sugrįžus sovietams prasidėjo antroji Lietuvos okupacija su visomis gerai žinomomis gyvenimo sąrangos pervartomis. Katalikų bažnyčios turtas buvo nacionalizuotas, uždraustos vienuolijos ir panašiai. Tarp nacionalizuojamo bažnyčios turto pateko taip pat Vilniaus ir Kauno seminarijų bibliotekos, kurios buvo perduotos naujos valdžios įkurtiems archyvams ir bibliotekoms. Buvusios Vilniaus kunigų seminarijos bibliotekos fondai buvo atiduoti Švento Jurgio bažnyčioje įsteigtiems knygų rūmams, kurie per visą sovietmetį funkcionavo kaip autonomiškas, labai uždaras knygotyros centras, ar veikiau iš įvairių Lietuvos vietų suvežtų nacionalizuotų knygų saugykla. Tik atkūrus nepriklausomybę, buvę knygų rūmai buvo panaikinti ir jų fondai perduoti Lietuvos nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai. Šie faktai paaiškina, kodėl apie šį rankraštį taip ilgai nieko nežinota. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Lietuvą vėl
okupavus sovietams, jis tiesiog prasmego buvusių knygų rūmų saugyklos akivarose ir niekam iš mokslininkų nebuvo prieinamas. Naujas jo iškilimas į paviršių susijęs su rankraščiu iš senosios Vilniaus kunigų seminarijos bibliotekos fondo suformavimu maždaug 1998 metais minėtosios Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydos bibliotekos retų knygų ir rankraščių skyriuje. Taigi pereinu prie rankraščio. Jūs matote rankraščio signatūrą, bet ji jau keitėsi ir matyt dar keisis, nes minėtas fondas šiuo metu tik aprašinėjamas. Ką galime pasakyti apie šį rankraštį, be to, ką pasakė Oko, matyt labai nedaugą. Rankraštėlis yra 18 amžiaus LDK rašto kultūros vaisius, taigi jame įrašyti keli Sarbievijaus ir kitų autorių kūriniai nėra autografai, o tik vėlyvi nuorašai. Oko teigia, kad 8 lapų pluoštelis kažkada buvo laisvai įterptas, tai yra net neįsiūtas į didesnio formato Pranciškaus Golembiovskio 1764 metais sudarytą retorinių įvairenybių rankraštinę knygą, priklausiusią Vilniaus pijorų kilmingųjų kolegijai. Po Respublikos sunaikinimo, ilgainiui uždarius pijorų vienuolyną, minėta knyga turėjusi patekti į senosios Vilniaus kunigų seminarijos biblioteką. Ar ši 1764 metų rankraštinė knyga dabar taip pat atsidūrė minėtame Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonde? Turbūt paaiškės ateityje. Vienas iš naujų dalykų, kurį galima pridurti, kalbant apie šį rankraštį, yra faktas, kad XIX amžiaus pradžioje jis pateko iš žymiojo Vilniaus universiteto klasikinių kalbų profesoriaus Gotfrydo Ernesto Grodeko rankas. Štai ką jis teigia 1815 metais viename iš savo vokiškai parašytų straipsnelių, išspausdintų leidinyje, kuris vadinasi Tartu filosofijos, literatūros ir meno bičiulių darbai. Cituoju. Prieš keletą metų vienas lenkų literatūros mylėtojas, tuo metu čia, ko gero Vilniuje, viešėjęs, padovanojo mums keletą mažų, tankiai prirašytų ir į skiltį suskirstytų kvarto formatų lapų su lotyniškais Sarbievijaus eilėraščiais, kurie, kaip teigiama, dar nebuvo išspausdinti. Mielai juos pasiųsčiau ponui Lagūnai gavęs progą. Citatos pabaiga. Minimas ponas Lagūna, tai vokietis Johanas Aloyzas Martini Lagūna, dar vienas mažai žinomas Sarbievijaus gerbėjas, ketinęs parengti ir išleisti naują poeto kūrybos leidimą, bet, kaip ir daugelis, taip ir negyvendinę savo sumanymą. Toliau mūsų mylimas Grodekas išvardija rankraščio turinį, kuris visiškai sutampa su dabar nacionalinėje bibliotekoje saugomų rankraščių. Išvardinęs turinį, Grodekas tęsia, cituoju, aklai paleisti šį nedidelį rankraštį iš savo rankų būtų tikrai neprotinga, o padaryti jo kopiją taip pat būtų labai sunku, nes itin smulkus raštas, pilnas santrumpų, reikalauja labai įgudusio perrašinėtojo, kurį čia būtų sunku rasti. O man trūksta laiko, kad galėčiau tuo rūpintis. Na, kad raštas smulkus ir su daugybė santrupų galite įsitikinti žiūrėdami į rankraščio tekstą. Taigi tėvas Grodekas, žodžiais reiškdamas nusiteikimą pasidalyti šiuo rankraščiu su Martini Lagūna, iš tikrųjų, ko gero, to neketino daryti. Kaip rankraštis iš asmeninės Grodeko bibliotekos vėliau atsidūrė minėtoje pijorams priklausiusioje rankraštinėje knygoje ir galiausiai pateko į Vilniaus kunigų seminarijos biblioteką, kol kas neaišku. Tačiau iš viską sprendžiant, rankraštis pasiekė
pasiekia mūsų dienas tokios pat geros būklės, kokios jį surado profesorius Oko prieš beveik 100 metų. Taigi šiam rankraščiui labai pasisekė, nes daug panašių rankraščių ir senųjų knygų per Antrojo pasaulinio karo ir pokario metus buvo smarkiai defektuoti, sudrėko, papelijo, apipūvo ir panašiai. Turint galvoje, kaip greitai panašus rankraščiai dabar skaitmeninami, daugiau sustoti ties jo išorę neketiname, nes tikime, kad netrukus jis atsidurs internete. Na ir dar keletas, mano galva, labai svarbių dalykų. Kuo svarbus ir reikšmingas šiame rankraštyje esantis Sarbievijaus poemos tekstas? Pirma, neišlikus nė vienam iš 3 jau aptartų rankraščių, iš kurių 18 amžiuje buvo paskelbti 3 poemos teksto variantai, Vilniaus nuorašas yra vienintelis poemos nuorašas, kurį mes galime patikrinti devizu. Antra, dar didesnė jo vertė teksto istorijos požiūriu. Reikia tik pritarti Oko nuomonei, kad daugelį atvejų čia esantis teksto variantai yra poetiškesni ir labiau tinkantis. Iš visko sprendžiant, išlikęs Vilniaus nuorašas reprezentuoja vieną ankstyviausių poemos tekstų variantų, nurašytą galbūt net nuo paties Sarbievijaus autografo ar jam artimos aplinkos. Kasgi tai įrodo? Pirma, kūrinio pabaigoje yra tik šiame nuoraše nurodyta tiksli jo sukūrimo data. Tai yra 1622 metų lapkričio 15. Šio fakto negalima aiškinti kaip vėlesnių nurašinėtojų intarpą, nes jie negalėjo to žinoti ar nuspėti, kokia tiksli data galėjo būti tik pačiame Sarbievijaus autografe arba jam artimoje kopijoje. Jei šią datą būtų žinojęs jau mūsų minėtas mokslininkas Varšavskis, būtų visai kitaip chronologiškai išdėstęs įsivaizduojamą Sarbievijaus buvimo Romoje aprašymą. Antra, yra ypač iškalbingų tekstologinių argumentų. Viename iš savo poezijos teorijos darbų skirtų elegijos žanrui, De virtutibus et vicis Carmenis elegiaci, aiškindamas eleginio distiko komponavimo subtilybės ir kalbėdamas apie pentametro eilutę, vienoje vietoje poetas tvirtina, kad didingumo šiai eilutei suteikiama tais atvejais, kai jos pradžia iki cezūros užpildama vienu daugiaskemeniu žodžiu. Bet toliau jis iš karto daro išlygą, cituoju, bet šis būdas naudotinas retai ir tam tikrais atvejais, kai reikia gyviau išreikšti kokio nors veiksmo ar mėginimo sunkumą. Citatos pabaiga. Ir toliau pateikia pavyzdžius iš savo tuo metu nepublikuotos poemos. Šį faktą nustatė minėto traktato rengėjai dar 20 amžiaus viduryje, bet jie negalėjo nurodyti, iš kur paimtas pats pirmas šį teiginį pagrindžiantis pavyzdys, originale skambantis ir mano raudonai pabrauktas imper traktato precipitatus quo. O rengėjai to negalėjo padaryti, nes ši eilutė yra tik poemos Vilniaus nuoraše. Kitose nuorašuose jos apskritai nėra. Vadinasi, Sarbievijus, dar būdamas gyvas, pats citavo tą tekstą, kuris išliko tik Vilniaus nuoraše. Na ir argumentų turime dar daugiau. Manau, kad akylesni klausytojai juos mato ekrane. Aš pakalbėsiu ir gal pacituosiu pirmuosius, kurie man atrodo svarbus, nes rodo tam tikrus dalykus, kurie iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti nereikšmingi. Taigi, poemos
epizode apie keliauninkų apiplėšimo prie Bambergo Vilniaus nuoraše mano minėtas Zaviša įvardintas yra pavarde, o kituose nuorašuose ši hegzametro eilutė mini tik tai jo vardą. Taigi pavardę galėjo žinoti tik pats poetas ir artimi jo draugai. Dar vienas įdomus dalykas. Visuose trijuose neišlikusiuose poemos rankraščiuose dvi svarbiausios eilutės, kuriuose kalbama apie Zavišą suėmusią karštinę, lėmusią netikėtą jo mirtį, yra tokios. Na, jūs jas matėte. Dunque repentino, corpus de pastitu rigni ir taip toliau. Visi tyrėjai ir vertėjai susidūrę su šia poemos vieta Zavišos ligą interpretavo remdavęsi žodžiais repentino igni. Tai yra, atvykus į Romą, Zaviša paguldė staigi netikėtą karštinę. Varšavskis antrą eilutę suprato taip, kad kvartana, tai yra kas 4 dieną pasikartojantis karščiavimas, pasireiškia 2 kartus bis. Tai yra, Zaviša turėjo sirgti iš viso 8 dienas. Remdamas iš šią logiką, lenkų jėzuitas, žinodamas tikslę Zavišos mirties datą, tai yra lapkričio 13, atėmė minėtas 8 ligos dienas ir apskaičiavo Sarbievijaus bei jo bendrakeleivio atvykimo į Romą dieną. Jie turėjo atvykti lapkričio 5, anot Varšavskio. Nes poemoje buvo pasakyta, kad Zaviša susirgo vos įžengęs į Romos kolegijos namus. O pasikliaudamas tokiu datavimu, Varšavskis paskui išvystė visą savo teoriją. Ir kaip tokiais atvejais paprastai būna, užtenka vieno naujo arba nepastebėto šaltinio ir panašios rekonstrukcijos griūva. Ką noriu parodyti? Vilniaus nuoraše pirminis cituotos eilutės variantas buvo toks, jį matote dešinėme šone ir išskyriau žodį et dum perpetuo corpus de pastitur igni. Tai yra, atvykus į Romą, Zaviša suėmė ne pasikartojantį, o nuolatinę, permanentinę karštinę. Atrodytų skirtumas visai nedidelis ir nereikšmingas, labiau stilistinis. Bet šį faktą visiškai patvirtina Zavišos nekrologas, kurio Varšavskis kažkodėl nežinojo. Ir pacituosiu kelias nekrologo eilutes lietuviškai. Pasiųstas į Romą mokytis, Zaviša kelionėje buvo suimtas kvartanos, kuri pasiekus miestą perėjo į nuolatinę karštinę ir per 14 dienų, puikiausiai paruoštą dangiškajam gyvenimui, nuvarė jį į kapus. 14 dienų. Taigi Vilniaus nuoraše mes randame visišką nekrologų žodžių patvirtinimą. Dabar aišku, kad Zaviša karščiavo jau kelionėje, tas karščiavimas pasireikšdavo kas 4 dienas, o vos atvykus į Romą jis virto nuolatiniu ir Zaviša, tai prasirgęs ištisas 14 dienų, mirė 1622 metų lapkričio 13 dienos paryčiais. Tad derinant pačios poemos žodžius ir nekrologo informaciją, išeitų, kad Sarbievijus su bendrakeleiviais Romą turėjo pasiekti spalio 30. Todėl poemos žodžiai, kad prie Romos buvo priartėta, cituoju, kai dangus darganota lapkritis siuntė, pabaiga citatos, gali būti suprantami taip, kad artėjo lapkričio pradžia. Na ir pačioje pabaigoje turbūt vertėtų aptarti pačią painiausią problemą. 4 poemos teksto variantuose esančius skirtumus ir kurį variantą reikėtų laikyti artimiausių poeto valiai. Remiantis jau išdėstytais argumentais, galima pritarti Oko nuomoniai dėl ypatingos Vilniaus nuorašo vertės ir jo atrastasis kelionės tekstas, ištaisius kelias klaidas, galėtų tapti naujojo poemos teksto pagrindu. Kitas dalykas, kaip paaiškinti daugybę įvairiuose nuorašuose esančių teksto skirtybių. Galva dėl to sukęs Oko spėliojo, kad poetas vėlesniais metais pats taisė tekstą. Bet jei priimsime šį spėrimą, išeitų, kad Sarbievijus tarsi blogino savo paties kūrinį. Keblu pasakyti, kaip buvo iš tikrųjų. Sarbievijus, būdamas gyvas, poemos neišspausdino.
todėl kam jam reikėjo prie jos grįžti. Šią dviprasmybę paaiškintų nebent kiekvieno, kurie rūpesti savo kūdikiu. Net neketindamas jo publikuoti, vėlesniais metais jis galėjęs tikslinti tekstą taip, kaip jam tuo metu atrodė esant geriausia. Bet tai yra tik spėjimas. Na, o skirtybių tekstuose yra tikrai nemažai. Daugumą jūs jų, ne daugumą, kelias matote skaidrėje. B, L ir N raidelės reiškia, kad tai yra Barbių, Langbeino arba Naruševičiaus variantai. Ir gal aš prie jų neapsistosiu, bet pereisiu prie vietos, kuri labai yra intriguojanti. Tai yra vieta, kur pats Sarbievijus iš karto galėjo įrašyti kelis variantus apie tai, kur ir kam turi būti nusiųsta elegija. Trijose minėtose neišlikusiose nuorašuose šioje vietoje minima Narevo upė, kažkoks Mikalojus ir Pultusko kolegija. Ir būtent šie orientyrai leido Naruševičiui pirmajam teigti, jog Sarbievijus turi galvoje savo mokinį Mikalojų Kmeicicą, kuriam poetas iš tikrųjų dėstė retoriką ir kuris tikrai 1622 metais studijavo Pultusko kolegijoje. Bet Vilniaus nuoraše parašyta visai kas kita. Ir štai ta vieta. Pirma, krenta į akis Prūsijos žemės Tera Borusija minėjimas vietoj Narevo upės Mazovijoje. Antra, eilutė apie kolegiją, į kurią reikia nugabenti laišką, Vilniaus nuoraše yra labai komplikuota. Pirmiausiai buvo rašyta sunkiai perskaitama ir keistoka forma Branevyko. Akivaizdžiai nurodyti į Braunsbergo arba Branevo kolegiją. Paskui jau buvo išbraukta, pridaita raidė V, reiškianti vel, tai yra arba, ir apačioje prirašyta forma Pultopolitano, kuri yra visose kitose nuorašuose. Iš pirmo žvilgsnio šią painią vietą Vilniaus nuoraše visiškai paaiškino toliau įvardintas adresatas, būtent Ginkevičius. Aš čia jį net išskyriau atskirą spalvą. Kas šis asmuo? Tai Lietuvos jėzuitams skirtoje literatūroje gerai žinomas Mykolas Ginkevičius. Jis gimė Žemaitijoje 1594, taigi buvo beveik vienmetis su Sarbievijumi. Ir įstojęs į draugiją visą gyvenimą jis ir joje praleido, na, o baigė gyvenimą būdamas Vilniaus universiteto rektorius ir eidamas šias pareigas 1663 jis ir mirė. Prūsijos žemė ir Braunsbergo kolegija poemos Vilniaus nuoraše atsirado tikrai neatsitiktinai. Mat, 1622 metais Ginkevičius studijavo filosofiją būtent Braunsbergo kolegijoje. Tai rodo ne tik vadinamasis trimetis šioje kolegijoje besidarbavusių jėzuitų sąrašas, bet ir Braunsberge egzaminuotų filosofijos studentų sąrašai. Lieka paskutinis klausimas, kas siejo Ginkevičių ir Sarbievijų, jei pastarasis paminėjo jį savo poemoje kaip asmenį, kuriam reikia papasakoti apie kelionės sunkumus. Ir tai atsakyti irgi lengva. Sarbievijus ir Ginkevičius 1617–1619 metais, tai yra 2 mokslo metus, kartu darbavosi Kražių kolegijoje. Man čia taip kažkaip atrodo, kad Kražius aš miniu labai dažnai šitam pranešime. Kražiai yra, kaip Sarbievijaus šlovės lopšys kažkoksai. Taigi, Kražių kolegijoje tais minėtais metais poetas mokė Sarbievijus sintaksės ir poetikos, o Ginkevičius infimos ir gramatikos klasių mokinius. Taigi jie turėjo, dirbdami 2 mokslo metus, turėjo būti tikrai labai gerai pažįstami. Apibendrinant, Sarbievijus puikiai žinojo, kam ir kur siunčia savo kūrinį. Na, o kaip paaiškinti, kad kitose nuorašuose yra Mikalojus? Matyt, teisus bus
profesorius Soko, spėdamas, kad šioje poemos vietoje poetas, tai yra Sarbievijus, galėjo rašyti 2 ir daugiau teksto variantų, priklausomai nuo to, kam turėjo būti persiųsta poema. Todėl Vilniaus nuoraše išliko tas teksto variantas, kuris buvo skirtas Kinkevičiui. Na, prie Mikalojaus Kmicico aš nesustosiu. Nors įtarimų, kad tai galėtų būti ne jis, irgi turiu, bet kol negaliu įrodyti, nieko nesakysiu. Taigi mes turime 2 poemos adresatus. Sakykime, kad tai yra Mikalojus Kmicicas ir Mikalojus Ginkevičius. Ir tada vėl grįžtu prie Liauksmino. Turint galvoje, kad dabar žinomi jau 2 poetos adresatai, kodėl trečiasis negalėjo būti Liauksminas? Jei pažvelgtume į cituotą eilutę, ad Ginkievičium protinos itameum, kas galėtų drausti spėti, kaip tai darė jau minėtasis Soko, kad kokiame nors neišlikusiame poemos variante čia buvo įrašyta pavyzdžiui ad Sigismundum protinos itameum arba panašiai. Gaila, neišliko Lietuvos jėzuito provincijos kolegijų 1622 metų rudens ir 23 metų pavasario personalo sąrašai, vadinamieji trumpieji katalogai, pagal kuriuos galėtume pasakyti, kur tuo metu turėjo darbuotis Liauksminas. Taigi, paskutiniai 2 sakiniai. Visiškai akivaizdu, kad poemos teksto variantai Vilniaus kunigų seminarijos arba tiesiog Vilniaus, Kražių kolegijos arba Langbeino ir Vilniaus kolegijos arba Naruševičiaus nuorašuose yra gana artimi. Labiau skiriasi tik Keteno Barbų variantas. Bet XIX amžiaus pabaigoje Valis suteikė pirmenybę kažkodėl pastarajam. Dabar galima tai atitaisyti ir pateikti autentiškesnį ir Sarbiejaus balsui, viliuosi, artimesnį poemos variantą. Ačiū už kantrybę. Tai ačiū, Živilė, už tokį turiningą pranešimą. Iš tiesų yra daug ką apmąstyti ir apgalvoti, kaip mes patys įsivaizdavome Sarbievijaus tą palikimą ir jo rankraščio likimą. Na, uždavė iš tiesų daug tokių galvosūkių apmąstymams medžiagos. Gal kažkam susiformavo jau pirmieji klausimai, tai mes galėsime dabar atidaryti tokių žodinių klausimų kraitę, nes rašytinių klausimų aš kol kas nepastebėjau. Tai jeigu kažkas turėtumėte klausimų, tai pirmiausia gal kaip nors signalizuokite ranką pakeltą arba įsijungę savo vaizdus. O jeigu dar nėra klausimų, tai tiesiog mano bendras būtų gal pradžioje klausimas, nebent jau yra rankų. Dar kažkaip nepastebėjau. Tai mano pirmiausia būtų klausimas susijęs su vis tiek to pranešimo pavadinimu. Ir kažkaip norėjau gal paklausti, ar aš praklausiau, ar kažkaip pražiūrėjau pro šalį, dėl tos citatos, kur ten pacitavai apie žirgų nesuvaldžiusią Liuciferį. Ir mačiau, ten vienoje skaidrėje buvo ten kažkokia citata su Liuciferiu. Tai gal šiek tiek pakomentuotum, ką jinai reiškia. Būtent šitas eilutes aš pasirinkau todėl, kad jos yra tik tai Vilniaus rankraščio nuoraše. Jų niekur kitur nėra. Ir šitos eilutės yra pacituotos tuomet, kai Sarbievijus pabėga nuo plėšikų, jį graužia sąžinė, jis beveik visą
naktį nemiega, žiūri į dangų ir Liuciferis čia yra, kaip ir sakiau, ne tas pragaro valdovas, o dangaus šviesulys. Ir būtent, na, aš pavadinimui pasirinkau lietuvišką vertimą, paskui citavau lotynišką, bet tai yra tos dvi eilutės, kurių niekur kitur nėra. Ir tik tai šitame Vilniaus nuoraše ir dėl to man atrodė prasminga jas iškelti ir pademonstruoti, parodyti, kodėl tas Vilniaus rankraštis dar yra be visų kitų savybių, kurias išvardinau, svarbos. Taip, aš irgi pastebėjau, tiesą sakant, ieškojau tos eilutės, kažko panašaus pas Sarbėvijų su Liuciferiu ir neradau, netgi šitame korpuse, tame to valio korpuse irgi ten nėra nieko panašaus. Tai va čia jau tokia unikali eilutė yra. Na, iš tiesų, nemažai čia tavo yra atrasta ir visa tai turėtų būti suregistruota ir kiek ir girdėjau, kad jau planuoji publikuoti, ar ne? Jau yra kažkoks variantas. Yra naujas lotyniško teksto variantas, yra naujas lietuviškas vertimas ir yra labai didelis naujas įvadas į šitą poemą. Tai aš tikrai ketinu, tikrai noriu ir manau, kad tai bus prasminga ir naudinga. Ir su komentarais turbūt bus. Be abejo, ten tikrai yra daug ką komentuoti, ko nėra mano prieš beveik 30 metų atliktame vertime. Ir vis dėlto patirtis 30 metų rodo, kad kartais reikia sugrįžti prie tekstų ir juos iš naujo peržiūrėti, sutvarkyti ir, žinoma, komentuoti. Taip, tai puiku, čia šitie atradimai iš tiesų verti dėmesio ir reikia juos tikrai kuo greičiau publikuoti. Dar mano klausimas, jeigu niekas kitas nepretenduoja, šitas, nežinau, čia skaidrę būtų galima kažkaip tai surasti to rankraščio su ta nuotrauka. Tik tai man klausimas buvo toks gal bendresnis, kadangi aš vis tiek nesusipažinęs, nematęs to rankraščio. Kuria nuotrauka, Tomai, su kuria? Na, to, kur Oko atrastas tas rankraštis su Mažvydo bibliotekos signatūra, šitas. Ir man klausimas, ar yra jo žinomas, na, kieno ranka čia užrašyta, ar yra kažkaip identifikuota? Ne, tokio spėjimo aš net neturiu, aš tik norėjau atkreipti dėmesį, kas skaitote lotyniškai. Ir norėjau paklausti, pasiteirauti. Nes jeigu jūs atidžiai, nežinau, kiek čia matosi ekrane, bet noriu atkreipti dėmesį, gal aš to nepasakiau pranešime, kad kairėje pusėje jūs matote hegzametro eilutes, o kairėje pusėje yra pentametro eilutės. Ir reikia skaityti ne taip, kaip mes įpratę hegzametro ir paskui eilutę pentametro. Ar ne, jeigu mano rodiklytė rodo, tai hegzametro eilutė yra čia, o toliau eina kita eilutė yra šita. Ir taip yra toliau. Aš tikrai norėjau paklausti kolegų, ar jiem yra tekę susidurti su tokiu pentametro surašymu. Nes man tai yra baisiai keistas būdas ir reikėjo pastangų suprasti, kad tai yra pentametras surašytas tokiu keistu būdu. Ne, kas parašė, aš negaliu pasakyti ir kieno ranka šitas nuorašas padarytas irgi negaliu. Bet, lieka paslaptyje, reiškia. Lieka paslaptyje, galbūt kada nors išaiškės ir kas nors. Bet ar čia yra užtikrintai, kad tai yra 18 amžius? Taip, tai yra tikrai. Čia ne kažkokia įklyje, kuri būtų iš ankstesnio amžiaus? Ne, tai yra 18 amžius, tai yra 18 amžius, tikrai taip. Gerai, tai puikus atradimai ir matytų nuotraukų irgi bus publikacijoje. Taip, čia aš įdėjau tik tai pirmą ir paskutinį puslapį, tai 8 yra, ne, mažiau, visas rankraštis 8, o čia labai talpiai surašyta poemėlė, tai gal bus 4 iš esmės puslapiai tik tai. Gerai, tai tiek mano tų pirmųjų klausimų, gal dar eigoje kažką prisiminsiu. Ar turi kažkas iš kolegų dar kokių klausimų? Tačkevičienė kelia ranką.
Tai prašau. Sveiki, atrodo, kad matausi. Ačiū, Živilė, tikrai labai įdomus pranešimas. Aš čia pirmiausiai irgi turėjau klausimą dėl to, ar tikrai 18 amžiaus nuorašas, taip pagal kokius ten kriterijus, nes žvelgiant į jį, tai kažkaip tai man toksai labai tikrai 17, bet gal jūs turite tikrai įrodymų. Nes mano buvo klausimas, ar įmanoma, pagal šriftą sulyginti, pavyzdžiui, kadangi yra Sarbievijus išlikę rašto, mes turime tų pavyzdžių, autografų, bet jūs sakėt, kad žinot, kad tikrai čia 18 amžius, tai mano toks buvo klausimas, labai smalsu tikrai. Aš supratau ir labai pati norėčiau, kad čia būtų 17 amžius, tai būtų iš viso nuostabu, bet manau, kad taip nėra. Aišku, reikėtų daryti kažkokius tyrimus. Aš minėjau, kad ta Sarbievijaus rankai yra priskiriama tam tikras skaičius mums žinomų rankraščių. Aš pati esu mačiusi tik Sarbievijaus ranka pasirašytus tos 4 votų įžadus Romoje, tai tikrai tai nėra panašu į tai, ką mes čia matome, kad paties Sarbievijaus įrašyta tikrai, tikimybė yra 1 iš 100 turbūt, bet kad šitas, kad tai yra vienas anksčiausių mus pasiekė, tai yra nuorašas, tai yra tikrai nuorašas nuo kažko tai kito, bet man tai labiausiai primena 18 amžių. Bet kiek galiu pakomentuoti, nes aš vis tiek jį mačiusi nacionalinėje bibliotekoje. Kodėl? Taip, ir čia yra tas fondas ir Vilniaus vyskupijos kunigų seminarijos fondas. Ir tiesiog tu matai tokias tendencijas, kokie ten rankraščiai ir tos knygų nuorašai yra. Tai aš pati savo, kai mes dėjome į Kuncevičiaus parodą, nes ten yra Belevičiaus eilėraščio nuoraštas pervežant Kuncevičiaus Darkūną. Tai tas, kad yra tas, kad 18, taip gali ten abejonės ir pati aš galvoju, iš kur, kaip nustatyti, bet pagal tuos dokumentus ten bendrą tą rinkinį matai. Taip, yra atskiri dokumentai, kur ten senesni, bet šitas, kur yra kaip toks knygos tas nurašomas, tai tikrai yra ten 18 ir 19 amžiaus kitos knygos, tai tam pačiam kontekste matai. Tai yra tikrai 18 kokia pabaiga labiau. Tai va. Aišku, visada gali klysti, bet pagal tokį bendrą. O tada aš bandysiu. Dar aš garso neatsijungiau. Gerai. Norėjau, kadangi aš Sarbievijaus yra tas Digencijum publikuotas, prieinamas, skaitmeninis ir galima labai nesunkiai lyginti tikrai. Tai ten Gijo rašytas, tai ir daug raidžių ir visa. Ne, Digencijum jo su jo piešiniais. Aš manau, kad ten irgi yra, bet aš neduočiau. Jo, bet aš neduočiau rankos nukirsti, kad tai yra Sarbievijaus raštas. Tikrai ne. Galima, aišku, būtų paimti ir tyrinėti su tuo, kas yra, bet aš, aišku, nesu Sarbievijaus rankos čia specialistė, kuri galėtų tikrai sakyti, kad tai yra taip arba naip. Aišku, reikėtų užduoti, užsakyti kažkokią tai analizę, kuri galbūt ką nors parodytų. Bet kad Digencijum yra rašytas Sarbievijaus ranka, tai, abejoja ne vienas mokslininkas. Vieni sako taip, kiti ne. Ir dauguma, turbūt sakytų, kad gal sunku čia būtų ką nors pasakyti. O palyginti juk visada galima. Bet nesu rankos specialistė, negalėčiau, Jolita, tau atsakyti tiksliai. Taip, bet man įdomu tiesiog. Ačiū už tokius pristatymus naujos medžiagos. Dėkui. Taip, dėkui Jolitai Liškevičienei. Gal dar kažkas norėtų užklausti gyvai, tai yra virtualiai balsu, nes aš jau matau, kad yra ir čate kažkas. Tai kol aš neįžvelgiu kažkokių rankų, tai iš čato... Historikus kelia.
Viktorija, tai Viktorija, prašau. Historikus matau, kad kelia. Ai, Tiesiog man historikus. matosi. Tai prašau. Prašau historikus, jeigu kelia ranką, pasisakyti. Nieko mes negirdime, gal mikrofonas neįjungtas. Kol kas negirdime, nes neįjungtas turbūt mikrofonas. Nesigirdi. Gal galima tada klausimą užduoti tada į chatą, jeigu kas neturite garso, galite gal raštu tada užduoti klausimą. Jeigu Tomai aš galėčiau, aš matau chato klausimą, kuris Taip, prašau. klausia, kodėl iki Poznanės nieko nepaminėta, jeigu Sarbievis keliavo iš Vilniaus. Labai sunku atsakyti tokį klausimą. Nežinia kodėl. Iš tikrųjų, gal Sarbievis nenorėjo minėti tos savo kelionės iš Vilniaus į Poznanę, bet kaip minėjau, jisai nepaminėjo daugybės vietovių, per kurias keliavo. Ir Poznanė yra tas atskaitos taškas, nuo kurio prasideda poetinė kelionė iki Romos. Bet iš Vilniaus tai yra visiškai nėra jokių abejonių. Būtent iš čia buvo išvykta ir keliauta, tokiu kaip ir minėjau, lanku per Poznanę. O kodėl nepaminėjo, visus Sarbiejaus dabar dėja nepaklaus. Ir kitas klausimas ten yra Kęstučio Gudmanto. Apie vandenženklius. Ne, vandenženklių aš kažkodėl nežiūrėjau. Ačiū Kęstuti už nuorodą, bus galima pabandyti pažiūrėti, ar ten yra ir iš kurioje laiko. Taip, tai yra nuoroda. Dėkui. Taip. Kas dar norėtų pateko? Labai silpnai. Praktiškai nieko negirdim. Nelabai. Net Živilė girdi geriau už mane, aš negirdžiu. Aš pats vos girdžiu, bet jeigu bus klausimas, nežinau, ar supras. Tai anksčiau ir negalėjo būti atrankos pistolis. Tiek. Čia šiek tiek neleidžia mums visko išgirsti. Aš galiu įgarsinti, nes aš labai gerai girdėjau Dariaus ant Poltavos mūšį. O kaip mes žinome, Poltavos mūšis tai jau yra tikrai 18 amžius ir sukurtas 18 amžius. Aš turbūt irgi neprieštaraučiau, kad jisai gali būti, aš tik tai sakau, kol nematęs jo gyvai, pagalvojau, gal ten įklyje yra, bet šiaip esu matęs 18 amžiaus iš tiesų irgi taip smulkiai rašančių ir tikėtina, kad gali būti 18 tikrai neatmestina. Taip, kad čia tik tai belieka dar, kas imsis jo tyrinėti giliau, ištirti. Tai dar matyt, Tomai, nematai, aš pakėlęs ranką, dabar jau ją nuleisiu, bet jeigu galiu, tai paklausiu. Tai čia toje pristatytoje leidimo ir tyrimo šito ITER romanam
istorijoje kertinis, kiek suprantu, yra tas 930-ųjų ta Oko publikacija. Ir kadangi čia pranešimas tekstologijai skirtas, tai turbūt ji yra svarbiausia, nes ten yra, kiek supratau, padaryta analizė tekstologinė. Tai mano paprastas klausimas, ar yra ką pridurti esminio, nes lyg ir variantai sulyginti, ar yra ką tekstologiškai ten esmingo pridurti prie Oko publikacijos? Atsakau, yra, nes Oko, kaip ir kiekvienas mokslininkas, paliko klaidelių ir dabar, kada mes tą rankraštį turime, tai mes galime pastebėti, kad Oko irgi ne viską suregistravo, ne viską sužiūrėjo ir tikrai šitas tekstas reikalauja dar atidesnio žvilgsnio, kas ir buvo padaryta. Taip, Oko padėjo pagrindus. Oko straipsnis buvo, ir kaip ir sakiau, šito rankraščio išnirimas ir galėjimas patikrinti devizų, nes tai, kas parašyta 1930-ais ir tai, ką tu matai beveik po 100 metų, taip daug yra labai vertingų dalykų, kuriuos rašė Oko, bet yra ir dalykų, kurių jisai nepastebėjo ir paliko, matyti kitom kartom, kas buvo ir padaryta. Tai tikrai ne viską Oko suregistravo, ne viską pastebėjo, taip yra ką naujo pasakyti. Tomai, įsijunk mikrofoną. Taip, dar sėkiai sakau, peržiūriu, ar yra pakeltų rankų, kol kas nematau. Tai, dirbome mes jau netrumpai, tuoj galėsime padėkoti Živiliai. Gal tik mano toks paskutinis, gal toks klausimas būtų, kaip pati manai, ar Sarbievijaus, štai, kiek mes esam jau atskleidę, kiek pati esi atskleidusi ir mūsų tyrinėtojai, kiek jau yra atskleidę Sarbievijų ir kiek jo dar nesimato. Gal dar iš tiesų verta ieškoti jo, bent jau rankraščių, tų nuorašų ir kur maždaug kryptų tavo mintis, kur čia jų reikia ieškoti. Neatskleidžiant visų paslapčių, be abejo, bet tai būtų prie tos paslaptingumo temos, su kuria susijęs tavo pranešimas. Tiek, kad praėjus tiek laiko, vargu ar jau mes galėsime ką nors surasti. Ir man atrodo, kad šitas rankraštis, kuris iš tikrųjų išplaukė taip neseniai į paviršių, aš tikrai dėkoju Viktorijai, kuri buvo čia prisijungusi už nuorodą, nes ne taip paprasta rasti, net sukatalogizuota. Tai yra Sarbievijaus tyrėjams yra tam tikra dovana. Ir ne tik Sarbievijaus tyrėjams, nes ten yra daugybė kitų tekstų. Galų gale gal kas nors norės užsiimti silviliudijomis, kurias Oko irgi paskelbė iš to paties rankraščio. Tik kaip sakiau, paskelbė 2 skirtingus straipsnius, nenurodydamas aiškiai, kad tai yra tas pats rankraštis. O kad Sarbievijų mes kur nors rasime, aš nežinau. Galbūt ta Keteno surinkta Sarbevijana vis dėlto 3 didžiuliai tomai. Gal kada nors, kur nors jie irgi išplauks. Jeigu tu, Tomai, klausi konkrečiai, kur reikia ieškoti, aš nežinau, bet kad apie kiekvieną Sarbievijaus kūrinį, jeigu mes pradėsime gilintis, galime surasti labai įdomių istorijų, tai yra faktas. Ir Sarbievistai turbūt nenustos ir po Sarbievijaus metų to daryti ir gilintis į medžiagą, nes tai yra mūsų darbas, ieškoti ir pabandyti surasti.
iš mano pranešimo, kas aiškėja, man buvo svarbu, kad atsirastų, nes Oko padarė nuostabų darbą, jisai bandė suregistruoti, pasakyti, pažymėti ir dažnai kartojo, kad Vilniaus šitas nuorašas yra ypatingas. Bet visa tai ir liko straipsnyje. Svarbu parengti naują tekstą. Tai, ką mes dabar žinome, ir tai yra jau leidėjo arba parengėjo atsakomybė, kaip jisai, kokį variantą, sudės visus į krūvą, pasiims tik tai Vilniaus nuorašą, tai jau čia yra parengėjo atsakomybė. Ir tai yra mūsų šių laikų mokslininkų, kaip sakyt, pareiga tą daryti, atsiradus naujai medžiagai, rengti naują tekstą, naują vertimą, naują tyrimą, naujus komentarus, kaip aš ir ketinu daryti. Gerai, ačiū. Aš matau, pakelta yra Dariaus Antanavičiaus ranka. Prašau. Norit nedaugžodžiaudami surasti Sarbievijaus ranką, tai reikia važiuoti į Briuselį, perskaityti Sakrės straipsnį, kurį jis čia parašė apie tos laiškus. Aš jo susisiekiau ir klausiau, nes jis teigia, kad šitos pamedinės odės, kaip jinai tam kitam jėzuitui, represantai, tai tekstą, jisai ten turi variantą, jis yra Sarbievijaus nusiuntė Moretui, bet tas nespėjo išspausdinti. Ir Sakrė teigia, kad ten yra irgi Sarbievijaus autografas. Aš jo klausiau, ar jis tuo metu, kaip rašė straipsnį, nebuvo pasidaręs. Jis sakė, kaip galima lengvai nuspėti, kadangi tai buvo tokie dar senyvi laikai, sakė, tuo metu buvo sunku ten ką nors sustatinėti, sako, aš neturiu. Negaliu tau, sako, nieko patekti. Bet problema ten iš to dar yra ir tokia, kad jisai rašo taip, kad ten niekas nesunumeruota, ten kolekcijų laiškų, kuria jis aprašinė laiškų, bet kurie ten yra tam specifiniai kūriniai. Ten reikia važiuoti specialiai pačiam, arba gal per 20 metų kas nors pasikeitė, nes neaišku net per atstumą, ko archyvistų reikėtų prašyti. Jis nenurodė nei lapo, nieko, ten kažkokia palaida medžiaga. Tada reikia pirmą perskaityti Sakrės straipsnį, bandyti Briuselyje ten susirasti, kas jau labai nori rankomis išsiimti, tai ten greičiausiai yra autentiška. Bent taip jis sako, bet čia visi taip sako. Mikolaičakas irgi nuvažiavo, Vatikane surado kažkokią eilutę, parašė kelių puslapėlių straipsnių. Tai ten tikėk, netikėk, ir tokia yra istorija. Gerai, ačiū. Čia lyg ir čiate dar kažkas buvo parašyta, bet aš ten supratau, kad susirašinėjimas tarp Kęstučio ir Mintauto. Panašu, kad taip. Panašu, kad taip. Tai ką, dėkojam tada Živilei už gražų, įdomų, intriguojantį pranešimą. Šitas